Pavasaris paukščių milijonas. Tu net ir pasiklydau eidamas. Jau eisiu ir aš į vandenį. Paprastai, kaimietiškai, dzūkiškai. Va. Ne man, šapalam. Pasiilgau baisiai. Šalta. Ir gangrenos, ir kamelo po kelių. Belieka gert arbatą. Ir valgyti šapalam skirtą duoną. Davai, nors kažkas. Net danties galiukų lūpa viena nepakabino. Nu va. Leidžiamės nuo milžiniško kalno. Labas rytas. Pas mane rytas. Beveik 9 valandos. Ir pagaliau aš susiruošiau į žvejybą. Tikrai, jeigu taip senai nebuvau. 2 savaitės. Ilgas laiko tarpas. Pasiilgau baisiai šito reikalo. Dar įsivaizduojat, nebuvau Nemune išlindęs. Keista pačiam. Atrodo, Nemune tai tos žūklės pirmos turėtų prasidėti, bet per darbus, per visokius reikalus arba per banalų tingėjimą nebuvau išlindęs. Tai išlindau šiandien. Padarysiu tokią žvalgybą. Pasižiūrėsiu, ar mano vietose yra kuojų, ar yra koks šapalas. Tam reikalui turiu truputį matilių, truputį sliekų. Turiu rankoje sumuštinių duonos. Taip kad išbandysim viską. Ir galbūt kips. Čia truputį net ir pasiklydau eidamas nuo tako kažkur tai. Tuoj surasim vėl mes jį. Labai lengva ekipuotė. Miškerėlės, graibšto kotas, kuprinėlė. Daugiau nieko nereikia. O, radau takelį. Ir viskas. Ir pasižiūrėsim, ar yra žuvies. Jeigu yra, tai gal kurią dieną atsikelsim anksčiau ir atvarysim pagaunit. Bet dabar, kaip sakau, tokia žvalgybinė išvyka, išlindimas iš namų, prasižvalgyt, prasimankštint. Gerai, leidžiamės ir žiūrėsim, kaip vanduo atrodo. Šlaitukai tai gražiai atrodo. Nu va, vandens yra ir žvejų. Už nugaros kažkur kyla saulė. Va kaip atrodo vietelė. Ten toksai kampukas ir toks kesietuvėlė. Ir jinai eina ir kažkur va čia jau į pabaigą išėjimas ten seklėja. Tokia tipiška vieta kuojom, šapalam. Aišku, šiuo momentu tai čia labai daug gylio dabar. Nežinia, kaip bus. Nei su kuojom, nei su šapalais. Žvejys vienas buvo, sėdėjo, plūdę leido čia visur. Krantukų tai kibimo neturėjo. Tai galbūt čia mekšrų pavasarinių didžiųjų nėra. Bet vis tiek užsimesiu 2 meškerės. Va, pasiruošiau 2 dugninukės. Vieną ant matilio, vieną ant slieko. Pasėdėsiu vienoje vietoje, kitoje vietoje nusinešiu. Na taip truputį porą ar 3 valandų praleisiu čia. Ir kada jau pradės šilt, kada saulė pradės į šitą krantą šviest, tada bandysiu paieškoti kažkokio šapalo. Tam reikalui, kaip ir sakiau, jau guli ant pusryčių batonas.
ne man, šapalam. Turiu ir kukurūzų kelias skardines. Tai, na, kažką. O dabar grožiuosi gamta. Super, žinokit, vaizdai. Pavasaris, paukščių milijonas. Viskas čiulba. Medžiai sproksta. Smagu. Trūksta tik tos žalumos dar. Bet manau, kad duos. Tai va, gerai, nėra čia ko grožėtis. Dedam pavadėlį, plonesnį, kokie 0,15, 0,13, labai plono tikrai nereikia. Kabliukėlį 10 numerio, sliekutį, matiliuką ir į vandenį. Paprastai, kaimietiškai, dzūkiškai. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Jokių šėryklų, jokių nieko. Švinukas, pavadėlis, kabliukas, masaliukas. Srovė priplaka prie krantuko, stovi, ateina koja, paima, neateina. Va. Kažkaip tai taip. Nu va. Meškerytės stovi. O aš laukiu. Užsimečiau, va dar tik tai kelios minutės praėjo. Kol kas kibimo nelabai matyt. Ant vienos liekutis, ant kitos matilis. Pasėdėsiu čia, paskui galbūt truputį aukščiau. O ten prie tų ančių, kur šiaučiasi, kur dūksta. Ar čia nebereikalo atvažiavau? Kaip čia su tom kuojom. Kai kažkada tai įsigijau va tokią kėdutę, galvojau, ką man jos reikės. Bet kuo toliau, tuo matau, kad labiau reikia. Lengvutė, lengvai susideda. Visur gali nusinešti, pasistatyti. Svorio beveik jokio. AliExpressas. Ir labai patogu va taip atsisėsti. Panemunėj. Ypač kai nekimba. Čia tais atvejais, kai net kibirą tingi neštis. Arba net kibiras yra daug. Tai va, kol kas nieko. Kol kas meškerės užmestos, bet tyla. Matėlis ant kabliuko. Ramu. Gražu. Sistema va, paprasta. 70-80 cm pavadėlis. 0,14. Kilpa į kilpą, prijungta prie šoko, slankiantis varelis. Šiuo momentu 1,5 uncijos. Na, pagal svorį, pagal srovę čia jau aišku. Kiekvieno pageidavimai kitokie. Ir viskas. Šokas pakankamai ilgas, kokie 7 metrai. Ir pintukas. Taip darau vien tam, kad, na, tinka visom žuvim. Ir viskas. Toli nemetu čia šalia kranto, bet kol kas žuvies negirdėt. Kitos meškerės sliekas. Sistema ta pati. Sliekutis kabo, nenuvalgytas. Kuojų nematyt. Na, bet laukiam. Valandėlę kitą galima prasėdėti čia. Ir paskui eisim truputį žemiau paieškot šapalų.
Šapalų, jeigu jau jie bus prabudę. Perėjau į kitą vietą. Toks vėjukas atsirado, o ir šiaip vėsų galiu pasakyti. Ryte mašinos langus kust reikėjo, nu tai dar žiema naktį būna. Pavasaris tik ryte ateina. Ir čia toks pavėsis, čia saulė neužšviečia. Labai ilgai, tik vakare. Tai vėsu. Perėjau va čia, truputį aukščiau. Į pačią Sietuvą, kur daugiau sūkurių, daugiau stovinčio vandens, bet ir giliau automatiškai, bet nieko kol kas. Čia stirna varė, krantu atvarė, vos ne pro mane pralėkė taip. Lembas, sakiau, eisiu ir aš į vandenį. Oi, gerai, laukiu. Sušalau. Pusvalandį išsėdėjau ir nieko. Ir tuštuma. Net nebarkštelėjo, net danties galiukų lūpa viena nepakabino. Reikia eit pasivaikščiot. Eisiu turbūt žemyn. Nors aukštyn, jeigu eičiau, tai ten saulytė šviečia. Bet geresnės vietos eit žemyn upe. Niekas nei nepliaukštelio, neišsimetė. Tuščia. Viskas. Renkuosi meškeres, deduosi kuprinę ant pečių ir maunu truputį žemiau. Pabandysim. Gal ten kokį taškelį rasiu. Ten daugiau šapalas, bet gali būti ir kuoja. Mekšras, ne kuoja, ką aš čia kalbu. Na, pamatysim. Atrodo ir taip tų daiktų pasiėmiau minimaliai. Nu, dėklas meškerėms, kuprinėlė, nu, dar graibšto galva, nes nežinia koks krantas bus, bet vis tiek, kol susirenki, kol pasiėmi viską, tai kiek laiko praeina. Gerai, viską susirinkau. Šitą vietą paliekam. Einam žemiau žiūrėti. Vanduo tai aukštas šiemet. Čia visur būna žolė, krantas. O dabar pasemta. Šiaip senai jau tokio aukšto nepamenu. Nu va, užsimečiau truputį kitoj vietoj. Kaip čia bus, nežinau. Šalta vėjas toks sukilo. Pasėdėjau, atėjau, va čia kokia, nežinau, 10 minučių dar irgi kibimo nebuvo. Taip kad reikės dėtis kukurūzus ant kablio, batoną, didelį kablį ir bandyt gaudyti šapalą, na kitaip nebus. Nes čia jau kažkas tai jau gaudęs šapalą. Va, savartynas paliktas. Indeliai, pokeliai. Nelabai gražiai atrodo. Reikės aptvarkyti. Tai va, bandysim. Gaudysim. Kol kas kukurūzėlio reikia užmest. Karts nuo karto. Kad darytų šleifą. Ridentų grūdus pasroviui. Šapalui kaip visada storesnis pavadys. Didelis kablys. Va toks. Kukurūzui. Batonui. Tai bent šiukšlės aprengti. O. Kiek tai įmanoma.
Vėjas tai žiaurus, galiu pasakyti. Labai nemalonu. Truputį kukurūzo reikia paberti. Bet jau pučia, tai ką žinau. Labai nemaloniai. O, dar ir toli reikia mest. Kaži, kiek čia galima ištvert per tokį vėją. Pranešė šiandien iki 9, iki 10 gal vietom šilumos, bet greičiausiai jos nejausiu. Kol kas tyla visiškai. Na, aišku, užmetęs dar tik ant kukurūzėlio reikia. Reikia dar ir batoną ant vienos uždėti. Turiu tokio ryškaus jauko, stambios frakcijos, geltono. Būtų galima užsidėti šėryklą ar vieną meškerę su šėrykla. Nežinau. Gal to reiks, jeigu bus koks kibimas, jei ne, tai net neprasidėsiu greičiausiai. Nu, bet ir pučia, jaučiu, garsas bus baisus. Žuvies nelabai yra. Užmetam dar batono. Viena ranka nepatogu. O. Kol kas tik aš ir upė. Ir meškerės mus skiria. Vėjas sustuvėjęs toksai. Nėra kibimo jokio. Nei kuojos nebuvo, nei šapalo nėra. Šalta. Kieto atšilimo kažkokio tai sulaukti. Kol kas tai kitą krantą pasižiūriu, ten jau lyg tai ir žolytė pradeda želt. Čia irgi tai prie vandens. Ženklas, kad pavasarėja yra menkas, bet yra. Nieko, dar savaitėlė kita ir čia įsivažiuos viskas. Šiaip gal ir gerai, kad aš čia nesusiruošiau labai rimtos žvejybos. Kol kas tokia žvalgyba tuščia. Pirmas išlindimas ir turbūt likau su nosim. Nu, bet nieko. Dar truputį pasėdėsiu. Negausiu kibimo. Renkuosi šmutkės ir pasirodysiu vėl po savaitės greičiausiai. Ja. Šalta, reikia šilumos, duokit šilumos. Nėra, kibimuko nėra. Visai niekas, nu tai kiek gali, nu davai nors kažkas, tai nu pabarškinkit. Kiekgi galima čia jūsų laukt. Ir taip. Kimbam. Greitai man. Belieka gert arbatą. Saldžią.
ir valgyti šapalam skirtą duoną. Kokia gardi sumuštinių, kad jūs žinotumėt, ką jūs prarandat. Oi, skanus batonas. Gal būtų kažkiek žemesnis vanduo, gal kažkaip daugiau būtų kibimų, nu dabar. Tarsi būtų kibimų, nes dabar jų visai nėra. Daugiau neištvėriau. Ne, iš tiesų tai užtenka. Labai ilgai nesiruošiau būt. Žvalgybą padariau. Ir namo kibimo nebuvo. Jokio. Absoliučiai. Nei kojytės, nei pūgžliuko, nei šapaliuko. Nieko. Bet už tai laimikį turiu. Va koks tai laimikis. Aprinkau visas šiukšlės, kurios buvo aplink mane. Visko čia yra. Ir gangrenos, ir kamelo pokelių, ir plastikinių butelių, ir jauko dėžučių. Nešiukšlinkit. Nu kam? Tai va, gal kažkada kokis tai šapalas ir padėkos, kad surinkau. Gerai. Tokia ta žvalgyba. Dar trūksta šilumos. Dar trūksta, kad truputį pakristų vanduo. O tada bus gerai viskas. Pajudės. Pajudės. O dabar taip kaip yra. Kai kur kimba, kai kur kolchozai netgi. O va čia vat, tose vietose, kur aš dažniausiai gaudau, nieko nėra. Bet bus truputį vėliau. Žuvis ateis ir kibs. Nu, dabar man į kalną važiuot greičiausiai padirbėt. Tiek, bičiuliai. Nežinau, ar čia gausis sumontuot kokį video. Bet jei gausis, tai pamatysit. Tiksliau jau žiūrite. Tiek. Pasimatysim žūklėse. Gal normalesnėse kokiose. Su kibimu. Gerai. Čiau, pakau. Iki.